neleido jų užkariauti. Na, paskui Vytautas didysis užstojo žemaičius ir sumušė tas kryžiuočius Žalgiryje, tą žinote. Tada tie karai pasibaigė. O kadangi Lietuva buvo labai išsiplėtus į rytus, nuo dabartinės Rusijos turbūt pusę valdė, nekalbant apie Ukrainą. Ukrainoje yra tokių pėdsakų, įdomių Kijevas, Ukrainos sostinė, kur jau pasidavė Gedimino globai, o paskui Algirdas, Lietuvos didysis kunigaikštis, ten buvo valdovas ir apgynė Ukrainą nuo totorių, buvo garsus mūšis prie Mėlynųjų vandenų, kažkur toli pietuose totorius sumušė ir apgynė ir ukrainiečiai galėjo toliau gyventi. Jie bloguoji neprisimena tos Lietuvos valdymo, nes Lietuva juos gynė. Bet tame Kijeve yra tokia kalva, nieko neišsiskirianti, bet išsiskirianti savo vardu. Kai aš išgirdau, kad aš tokia kalba, sakau, mane broliai ukrainiečiai būtinai nuvesti į tą kalbą, į tą kalną, Kijevo vidury, vadinasi Lietuvių kalnas. Lietuvių kalnas. Aišku, ten lietuvių. Man tai labai aišku, ten stovėjo lietuvių kariuomenė, garnizonas Kijeve kažkada. Ir liko atsiminimas, kad tai lietuvių kalnas. Kai Lietuva valdė Ukrainą, gynė ir aišku buvo kariuomenės garnizonas. Tai štai tokia mūsų ta labai įdomi Lietuvos istorija, kad 1000 metų minėjimo proga daug ką galima prisiminti.